Sveiki gerbėmėjai. Kas kart, kai aš praeinu pro šitą medį, negaliu nesustoti ir nepavalgyti šitų nuostabių vaisių. Kasgi tai yra? Tai yra šermukšnis. Aš manau, jūs, kaip ir aš, nelabai mėgstat laukinių šermukšnių uogų. O šitą šermukšnį galima valgyti laisvai ir aš tą daryti labai mėgstu. Pasakysiu tiesą, jos nelabai saldžios, ne visiškai. Turi rūgštumą, bet aromatas ir aplamai skonis labai geras. Aš tokias uogas labai mėgstu. Čia yra granatinis šermukšnis. Šermukšnis granatinis. Dabar yra rugsėjo pradžia ir jūs matot, kad jau uogos visiškai yra prinokusios. Kada lapai pageltonos ir pradės kristi, jos pasidarys, aišku, dar saldesnis ir dar skanesnis. Kaip šitą šermukšnį galima padauginti? Iš kur gauti? Aišku, jūs galite tiesiog nusipirkti sodinuką arba galite patys paskiepyti. Iškaskite miške kur nors paprasto šermukšnio sodinuką, sėjimuką, tokį ar tokį ir paskiepykit granatinių šermukšnį. Skiepyt galite arba su glaudimu, arba su dūrimu, arba atjavimu. Arba dar galima padauginti žaliaisiais auginiais. Tai čia, matot, jis labai gražiai įsišaknėja žaliaisiais auginiais. Tai reiškia, kad vasarą, kada intensyviai auga ūgliai, aš nukerpu ūglį, pjaustau trumpais gabaliukais, sodinu į palėtę tokią, štai tokią palėtę su durpėmis ir intensyviai laistau. Jie įsišaknyja, po to kitais metais sodinu į podelius ir užauginu sodinuku. Galimas toks variantas, bet čia yra gana sudėtinga, čia daro profesionalai, o jūs galit patys tiesiog paskiepyti paprastai šermukšnį šitą. Arba granatinį, arba dar yra kitos veislės, man šitą veislę labai patinka. Jūs matot, kad šitas medis yra pakankamai kompaktiškai. Jis neauga į viršų stipriai, kaip laukiniai šermukšnis, o jis rutulinį tokį vainiką formuoja pat. Šitas medis tikrai nebijo šalčių, visiškai, todėl šito bijot nereikia, galima sodinti bet kur. Pasakysiu tiesą, tam, kad gauti tokį įspūdingą derlių, šermukšnį reikia porą kartų nupurkšti, tam, kad jis nesirgtų, kad jį nepultų kenkėjai. Bet 2 kartus nupurškiau, rezultatą jūs matot. Puikus rezultatas, puikus derlius. Taigi, ieškokit, arba skiepykit, dauginkit patys, arba pirkit sodinukus ir auginkit. Labai geras dalykas. Rekomenduoju.